Koksgi teatras be Šekspyro Hamleto? Hamletas – legendinė nemirtingoji tragedija, kiekvieno teatro pasididžiavimas, kiekvieno režisieriaus brandos ženklas, kiekvieno aktoriaus svajonė. Be abejo, Hamletą turi ir nacionalinis Kauno dramos teatras. Jeigu pamiršote, kas jį pastatė, priminsime – režisierius Vidas Bareikis. Ar žinote, kad pirmasis Hamletas Lietuvoje buvo pastatytas Kaune 1932 Valstybės teatre, o režisavo jį legendinis Michailas Čechovas? Tai, ką matote, kadras iš menininkės Miglės Danavičiūtės ir jos komandos sukurtos video instaliacijos įkvėptos šiuolaikinio Hamleto pastatymų Lietuvos teatre. Čia galite rasti ledą, kuris primins Eimunto Nekrošiaus ir Vido Bareikio spektaklius, veidrodžius iš Oskaro Koršunovo scenų. Kūrinys leidžia pamatyti šių lietuviškų spektaklių tarpusavio jungtis. Tai tarsi mokinių ir mokytojų spektakliai, tėvų ir vaikų santykiai teatro pasaulyje. Šviesa keičia tamsą, garsas tyla, kaip nesibaigianti Hamleto dilema. Vidinės kovos ciklas užvaldantis kerštas ir meilės įsižadėjimas. Skylantis ledas kaip ir aižėjantis Hamleto pasaulis instaliacijoje atsikartoja veidrodžio šūkėmis. Būti ar nebūti? Kaip būti? Kas tu esi? O dabar grįžkime į dienos šviesą. Išlipę sukite dešinėn tiesiai priešai save, ant sienos matote dar vieną parodos kūrinį.